Švento Kazimiero mirties 500 metų jubiliejaus minėjimas. Tuo metu politinė situacija buvo tokia, po Brežnevo mirties atėjo Andropovas, išbuvęs 1,5 metų, bet spėjo pasodinti 10 metų 2 kunigus, Alfonsą Svarinską ir Sigitą Tamkevičių, o po jo išrinko Černenką. Pagrindinis minėjimas vyko Romoje, bendra audiencija trečiadienį popiežius Jonas Paulius II priėmė 500 lietuvių, o buvo atskira dar audiencija šeštadienį, tada priėmė 1000 lietuvių ir pagrindinės mišios Romoje buvo 4 kovo, dalyvavo 5 lietuviai vyskupai su popiežiu mišiose, tai Vincentas Brizgys, Antanas Deksnys, Paulius Marcinkus ir dar 2, vienas iš Amerikos, kitas iš Pronuncijus iš Centrinės Afrikos Respublikos. Prieš pabaigą popiežius Jonas Paulius II tarė žodį lietuviškai. Šventas mišias transliavo Vatikano radijas. Lietuvoje pagrindinis minėjimas įvyko kovo 3 dieną dėl rinkimų ar dėl kažko kito Šventųjų Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Tai buvo šeštadienis. Oras buvo prastas, buvo prisnigę, šlapdriba, dalyvavo Lietuvos vyskupai, tarp jų ir Julijonas Steponavičius. Šventos mišios vyko kartu su lenkais, sakė 2 pamokslus. Deja, lauko garsiakalbiai neveikė ir žmonės dėl to pyko. Bažnyčioje buvo prieš tai atliktas remontas, kainavo 500 000 rublių. Valdžia leido išleisti tik Švento Kazimiero paveikslėlį su malda. Kitoje pusėje turėjo būti biografija Švento Kazimiero, bet neleido. Taip pat kažkas ant katedros užrašė šalin komunizmą, laisvę Lietuvai. Užrašą nutrynė, bet ir vėl buvo užrašyta, tada pastatė toje vietoje sargybinį. Jubiliejaus užbaigimas buvo numatytas rugpjūčio 26 dieną. Jau nuo pirmadienio visą savaitę vyko iškilmingos mišios su pamokslais ir man teko dalyvauti rugpjūčio 23 dienos šventose mišiose. Šventas mišias aukojo ir pasakė pamokslą Mikalojaus klebonas, kaip mes jį vadinom, Juozelis. Po to, kaip visada tęsiasi mišios, švenčiausio sakramento garbinimas ir sakyklos stovėjo kunigas. Tik uždarė švenčiausią sakramentą ir pradėjo jisai sakyti pamokslą. Kalba jo buvo ne 100%, žodžiu kalbėtos vidutinis, bet jo ryžtas, noras sakyti tuos dalykus, apie kuriuos Vilniuje mažai kas kalba, sakė daugiau žodžius. Minėjo ir Alfonsą, ir Sigitus kunigus, minėjo teistų aštriausią kardą nukreiptą į bažnyčią, minėjo Šventą Kazimierą. Klebonas išėjęs į vidurį bažnyčios sakė, kad nustotų kalbėti, tada užgesino dalį sietynų. Nieko, tada visas lempas išjungė, bet šis kunigas sakė, iš širdies jam nereikėjo skaityti. Galiausiai skambino varpeliais, tada klebonas užlipo į sakyklą ir išvedė. Šis pamokslininkas iškart ir nulipo. Žmonės pradėjo garsiai ploti. Švento Mikalojaus bažnyčios teko girdėti 2 kartus plojant per Richardo pamokslus. Ir dabar klebonas vėl uždegė šviesas, jungė mikrofonus, prie jų pradėjo sakyti, kad ar mes katalikai, kad kur esame ir ko čia plojam, manifestuojam. Žmonės pradėjo ploti, kad nesigirdėtų jo žodžių. Šis vis tiek kalba. Tada žmonės užtraukė Marija, Marija. Tada jau klebonas nuėjo.